Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Sveiki, brangus klausytojai, ir vėl ketvirtadienis ir radio stoties XFM eteryje laida Iš mirties į gyvenimą. Šiandieną mūsų studija yra įsikūrusi Klaipėdoje LCC tarptautinėme universitete ir aš turiu malonės pakalbinti mūsų laidos pašnekovę Rūtą. Labas, Rūta. Sveiki. Rūta, žinau tikrai, kad Dievas daug nuostabių dalykų yra padaręs tavo gyvenime ir tie stebuklai, kurie tikrai atiduoda visą šlovę Jėzui Kristui, aš manau, kad jie gali padrąsinti ir sustiprinti daugelį mūsų klausytojų. Koks pirmasis stebuklas tavo gyvenime, kurį tu pameni, kad padarė Dievas? Aš esu šventai įsitikinusi, kad pirmasis stebuklas, kurį padarė man Dievas, tai tas, kad aš gimiau. Antrasis stebuklas buvo tas, kad man buvo berods 6 metai. Mes gyvenom Viduklės miestelyje ir ten buvo toks laukas gražus ir ant to lauko tokia kalva ir ant tos kalvos bažnyčia stovėjo. Ir aš maža būdama visada ant savo verandos laiptų sėdėdavau, žiopsodavau tą bažnyčią ir galvodavau apie tos dvasinius dalykus. Mano galvelėje tuo metu taip viskas dėliojosi. Ir tiesiog vieną dieną atsistojau ir nuėjau ten. Pradėjau ten mokytis, užsirašiau pas vienuolę tuometinę ten mokytis katekizmo ir kitų ten bažnyčios visokių ten, žinote, tų tuometinių pagrindų, kaip aš supratau, vaikas būdamas. Ir tas buvo toks stiprus stebuklas mano gyvenime. Aš buvau šventai įsitikinusi, kad tiesiog taip Dievas mane vedė. Nuo mažens, kai sako, kada tu įtikėjai, kai tu manęs paklausė prieš eterį, kada buvo tas mano stebuklas, kada aš įtikėjau, kada aš priėmiau Kristų į savo gyvenimą, tai aš galiu labai atsakingai pasakyti, aš nežinau, kada įvyko, nes daugelis žmonių labai aiškiai tai atsimena, jie labai aiškiai tai jaučia, išgyvena, patiria tai. Mano gyvenime to nebuvo. Ir aš visiems sakau, kad nežinau, ar kai man buvo 6 metai, ar tuo met, kai aš jau buvau ištekėjusi ir pagimdžiusi buvau savo sūnų, kuriam buvo 5 mėnesiai ir aš jį vieną naktį radau negyvą lovytėje ir šaukiausi Kristaus ir Dievas jį prikėlė iš numirusių. Ar aš tada įtikėjau, nes aš tuo metu buvau katalikė, aš vaikščiau katalikų bažnyčią. Ir ar aš įtikėjau tuo metu prieš 11 metų, kai patekau, atvažiavau į Klaipėdą, kai susidūriau su protestantiško judėjimu, ar ne, kai atėjau šitą bažnyčią, kai tada pažinau gyvą Kristų, gyvą tą veikimą jo. Nežinau, aš negaliu pasakyti, aš tik tai žinau, kad nuo tų 6 metų mano gyvenimą Dievas transformavo kardinaliai. Vedė per gyvenimą ir augino mano vaikus ir mane pačią brandino, augino klystančią, nusidedančią, visaip krentančią, besikeliančią ir taip toliau. Ir aš šiandien drąsiai galiu pasakyti, kad kaip yra rašto vieta, ar ne, kuris sako, kad sugrįžkite į pirmąją meilę, kada pajutot, kada patyrėte tai aš galiu labai drąsiai pasakyti, kad mano ta pirmoji meilė, jinai gimsta kiekvieną dieną vis didesnė ir stipresnė. Rūta, turiu tokį klausimą. Paminėjai, kad kai tavo sūnui buvo 5 mėnesiai, jisai mirė ir tu šaukėsi Jėzaus ir Jėzus jį prikėlė iš numirusių. Gal gali truputėlį plačiau papasakoti apie šitą situaciją? Taip, galiu. Dabar jau yra praėję 25 metai eina po šito įvykio ir jam tada buvo 5 mėnesiai, buvo 2:30 nakties, labai gerai pamenu, kai tas buvo toks naktinis maitinimas, pamaitinau paskutinį kartą savo vaiką, tiesiog palaikiau jį ant rankų, kad jisai atsirūktų, pradėtų skrandukas jam veikti, dirbti, maistelis virškintis. Ir tiesiog jisai žvalus buvo, visiškai sveikas buvo, niekada neturėjo jokių negalavimų. Ir tiesiog aš paguldžiau jį į lovytę, o mes tiesiog dar žiūrėjom televizorių tuo metu vakare, dar atsimenu, kad televizorius buvo juodai baltas, nespalvotas ir tam mūsų kambarį, taip, mūsų lova su vyru buvo vienam kambario taip dalyje, o už gal kokių 2 metrų vaiko lovelė buvo. Ir tiesiog žiūriu televizorių ir tiesiog nemoku pasakyti, aš tikiu dabar, tai aš žinau, kad tai šventoji dvasia sakė, pažiūrėk ten, į kūdikį. Atsisuk ir pažiūrėk. Aš atsisukau, pasižiūrėjau vieną kartą į jį. Jis man kažkaip labai, kažkoks keistas pasirodė, todėl kad buvo kambarį prietema, tamsu. Aš nemačiau nei spalvos jo, nei ten, aš tik mačiau, kad kažkaip jisai keistai lygtai sujudėjo kažkaip taip, bet ir vėl nusisukau. Nusisukau vėl ir vėl man
toks vidinis, toks pažiūrėk. Ir tokia stipri jėga mane tiesiog verste. Ir mane išmetė iš lovos ta jėga. Aš tiesiog priejau prie lovytės, atsitupiau prie jos ir aš pamačiau, kaip mano vaikas taip truktelėjo paskutinį berods gal kartą ar porą kartų rankytės paskutinį kartą truktelėjo, taip kažkaip keistai. Ir aš uždegiau šviesą. Aš žiūriu, kad mano vaikas mėlynas. Aš jį iškėliau iš lovytės. Jis negyvas, jis suglebęs, jisai negyvas, supranti, jisai visas mėlstantis, įsivaizduokit, vyras basas. Išpuolė naktį šauktis pagalbos, aš likau viena su negyvų kūdikiu ant rankų. Ir įsivaizduokit, tuo metu, tai buvo sekundės bėgyje, įvyko, žinot, susidėlioja mintis tavo, ką tau daryti, kaip tau daryti. Ir nieks man kažkaip tai nedavė jokio akstino veikti, ar ne? Aš tik tai pakėliau savo žvilgsnį į dangų, laikydama tą kūdikį ant rankų suglebusi, pakėliau žvilgsnį į dangų ir tokiu balsu ėmiau klykti, aš tiesiog klykti ėmiau. Įsivaizduokit, laikyti negyvą kūdikį ant rankų. Motinai, tu esi visiškai viena, aplinkui tave nieko nėra. Ir aš ėmiau klykti, ne savo balsu, sakiau, Jėzau, jeigu tu esi dangui, padėk. Tai buvo toks klyksmas, kad pirmam aukšte gyveno mokyklos direktorė, kitoj gatvės pusėje gyveno kunigas ir dar truputėlį toliau gyveno kita mano draugė su vyru, kaimyniai. Jie subėgo nežmoniškų greičių pas mane, jie išgirdo mano klyksmą. Bet kai jau jie subėgo, mano kūdikis, aišku, jau buvo atsigavęs. Ir ką noriu pasakyti, tuo momentu, kai aš klykiau ir šaukiau, Jėzau, padėk, ant gamtinių būdų, tiesiog net ne sekundės bėgyje, bet šviesmečio bėgyje, tai dar greičiau negu per sekundę, ateina tobula išmintis, kaip tau elgtis. Aš tiesiog pražydinau vaiką, patraukiau jo liežuvį ir toks didžiulis kibiras vandens stovėjo, mes tuo metu dar pas mus vandentiekio nebuvo. Aš pribėgau taip su ranka, vieną ranką tą vaiką laikydama, šliūkšt taip ant veido tam vaikui tą vandenį, tiesiog iš kibiro su kita ranka, šliūkšt antrą kartą ant to vaiko, bet tai vyko viskas per sekundę. Ir per tą dalį sekundės jis iš karto atsimerkė, jis iš karto pradėjo riaugėti, iš karto pradėjo veikti skrandukas, gurguliuoti jo pradėjo, visi gyvybiniai procesai užsikūrė tą pačią sekundę. Ir tai vyko netgi tą pačią sekundę, kada šaukiausi Kristaus ir kada viską atlikau. Tai buvo toks tobulas Dievo prisilietimas prie to kūdikio. Toks buvo tobulas Dievo pasireiškimas, kad kai atvažiavo greitoji, mus išvežė į ligoninę, mus tyrė savaitę ar ten 10 dienų mes pragulėjom, gal netgi ir ilgiau, darė visus įmanomus tyrimus. Ir tuo metu, kaip medikai darė, reiškia, kaip jie mediciniškai bandė tai paaiškinti, nes jokios ligos simptomų jie neaptiko, nieko jie nerado, reiškia, nei besivystančio, nei kažkas neišsivystė netgi toliau po šito įvykio, tai jie konstatavo kaip staigios kūdikių mirties sindromą. Tai vat medikų tokia buvo išvada. O staigios kūdikių mirties sindromas tai yra visiškai nepaaiškinamas. Tai šiandien aš žinau, kad tai buvo velnias, kad tai buvo jo darbas, kad jis norėjo pavogti mano vaiko gyvybę. Ir viešpats mano Dievas jau tada saugojo, globojo, rūpinosi manimi ir tiesiog va taip apsaugojo mano šeimą. Vau, tikrai įspūdinga istorija ir nuostabus mūsų Dievas. Jisai yra gyvybės kūrėjas ir jisai suteikė jūsų sūnui gyvybę ir jisai ją išsaugo ir sugrąžino. Amen. Pasiklausykime, brangus klausytojai, nuostabios giesmės, po kurios grįšime į mūsų studiją ir pratęsime tikrai įdomų pokalbį su Rūta. Tegul nebelieka praeities, atsivers vėl kelias prieš akis, nebegąsdins apgaulė, žodžiai kuriantis meilę, vėl įkvėps naują viltį, ji taip laukiama. Pakylu su vėju, pabundu su saule, atrandu aš kitą pasaulį.
XFM. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Šiandieną radio stoties XFM studija įsikūrusi LCC tarptautinėme universitete Klaipėdoje ir mes tęsėme tikrai labai įdomų pokalbį su Rūta apie Dievo stebuklus jos gyvenime. Rūta, prieš 25 metus įvyko tikrai neįtikėtinas įvykis ir moksliškai tai paaiškinti be abejonės, manau, yra neįmanoma, nes Dievas visagalis ir jisai prikėlė tą kūdikėlį, 5 mėnesių kūdikėlį, kuris buvo, nežinau kiek jisai laiko maždaug buvo miręs, 10-15 minučių. Nežinau, aš tiesiog net laikė buvau pasimetus tuo metu, aš negaliu. Aš manau, kad ne. Aš manau, kad gal 10 minučių, gal 7 minutės. Rūta, kokių dar Dievas padarė stebuklų bėgantiem 25 metam? Dievas mano gyvenime stebuklus daro kiekvieną dieną. Iš tikrųjų, ir mano gyvenimas buvo toks po sūnaus prikėlimo, ar ne, mano gyvenimas tęsiasi, tiesiog jisai vyko savo eiga. Aš lankiau katalikų bažnyčią, aš buvau pamaldi, aš labai mylėjau viešpatį savo širdyje, bet kažko trūko mano gyvenime ir aš vieną dieną šventoji dvasia tiesiog mane vedė, tiesiog iš vidaus vedimas buvo toks, kada mes likom vieni su vaikučiais gyventi, mano vyresniajam tam, kuris prikeltas buvo 3 metukai, kitam buvo metukai, mes likom vieni, mūsų keliai su mūsų vaikų tėvų išsiskyrė ir aš vieną dieną tiesiog viešpačiui pašvenčiau savo vaikus. Sakau, viešpatie Dieve, aš tau pašvenčiu savo vaikus, tu augink juos, tu juos auklėk, tu juos mokyk, nes aš neturiu žalio supratimo, kaip tai daryti. Aiškiai suvokiau savo tą netobulumą, tą nuodėmingumą, tą tokį purvinumą žmogaus, tą tokį nešvarą, tą tokį bejėgiškumą tokį žmogišką. Ir žinokite, Dievas taip įdomiai augino mano vaikus, kad jų kambarį, vaikų kambarį aš skaitydavau Bibliją. Ir mes melsdavome su jais kartu, savo kambarį aš studijuodavau karmos diagnostiką Lazarevo. Jeigu kas nors atsimena tokias knygas, aš tiesiog tokiu būdu norėjau praplėsti savo tas dieviškasias žinias. Man dar daugiau reikėjo, nes man to, ką buvau išmokus ten tuo metu vaikystėje, man to nepakako. Ir įsivaizduokite, skaitydama Bibliją, šventąjį raštą su savo vaikais, jų kambarį manęs taip nelietė. Šita vieta, reiškia, manęs nelietė, bet lietė mano vaikų širdis. Ir Dievas taip tobulai, jis toks tobulas ir toks nuostabus džentelmenas, jis niekada neteis ir neprivartaus tavęs. Jisai veiks tavo gyvenimo situacijoje tik tai toj vietoj, kuriam tu jam leidai veikti. Ir jisai per jų motiną klystančią, krentančią, ten visaip kaip pasaulyje gyvenančią, jisai auklėjo vaikus, todėl kad vaikai tai buvo jam pašvesti. Ir aš tai paskui po kiek tai metų supratau, kad koks Dievas buvo tobulas, nes atvažiuodavo mano draugai ir sakydavo, mes dar tokių vaikų nesame matę gyvenime. Jie savo kambarėlį lygiai 9:00 vakare suklumpa prie savo lovyčių, sukalba maldelę, padėkoja viešpačiui, padėkoja angelam, kad jie saugos ir jie krenta į lovytę ir jie miega. O, reiškia, ir mes sėdėdavom prie stalo, ten kiti išgirnėdavom galbūt šampaną, ten aš tuo metu dar, ten tas toks gyvenimas, aš irgi dirbau viešoje erdvėje, žiniasklaidoje tuo metu. Tai suprantate, tai buvo tas toks bohemiškas, kaip aš sakau, gyvenimas, visko buvo ir alkoholio buvo mano gyvenime ir aš rūkiau labai stipriai ir gėriau, buvo momentas, labai stipriai gėriau. Suprantate, ir Dievas taip stebuklingai augino mano vaikus, kol jie užaugo iki paauglystės ir kol aš jau vieną dieną atėjau į jų kambarį ir pasakiau, sakau, vaikai, žinot, keičiam maldelę, jau jinai per daug vaikiška, jau jūs augot, jau reikia melstis pradėti vyriškiau truputėlį. Ir paskui per tą laikotarpį įvyko mano gyvenime toksai labai didelis lūžis, aš taip manau ir aš tikiu, kad nebe Dievo įsikišimo tai įvyko. Aš dirbdama televizijoje tuo metu, aš pervardavau, man buvo labai sunku būdavo, fiziškai būdavo sunku ir auginti vaikus vienai, ir dirbti, ir išlaikyti, ir rūpintis šeima. Ir aš tiesiog vakarais grįždavau, aš vakarais tiesiog išgerdavau po taurelę vyno, vieną vakarą vieną ten savaitę, vieną taurę, kitą savaitę, žiūrėk, jau 2 taurės dasidėjo, paskui po mėnesio laiko dasidėjo jau stiprus gėrimai, todėl kad manęs jau tai neberamino, manęs jau tai nedavė tokio efekto, kokio aš tikėdavausi, žinot, ir tu palaipsniui grimsti ir gal kokius metus laiko aš tai pagėriau. Iš tikrųjų, taip, kada jau mirė mano mama, mirė mano močiutė, jos iš karto abi mirė per mėnesį laiko ir man tai buvo labai brangūs žmonės ir aš
Ir aš dar labiau palūžau, ir aš dar labiau pradėjau gerti. Ir vieną dieną tiesiog po daugiadienių kažkokio 3 ar 4 dienas pagėrus alkoholio gerokai, aš tiesiog lupau ant kelių ir ėmiau šauktis vėl viešpatės. Sakau, viešpatė Dieve, nežinau, ką tu padarysi, bet tu padaryk ką nors su mano gyvenimu. Man buvo nebesvarbu, aš gyvensiu ir aš mirsiu. Man buvo visiškai nebesvarbu. Aš tik norėjau, kad Dievas ateitų ir kad jisai kažką padarytų. Ir žinokit, per 15 minučių mano Dievas yra toks ištikimas. Jis toks ištikimas yra. Per 15 minučių po mano maldos Dievas pradėjo veikti. Ir nuo tos dienos praėjo 11 metų, aš nevartoju visiškai alkoholio. Dievas mane išlaisvino, paskui po metų laiko išlaisvino nuo rūkymo lygiai taip pat maldoje. Ir kaip aš sakau, man niekada nieks nedėjo ant manęs rankų. Ir visus savo išgydymus ir išlaisvinimus aš gavau savo kambarėlyje. Aš manau, kad tai yra Dievo plano dalis, nes Dievas turbūt norėjo auginti manyje, va tą tarną tokį, supranti, kuris ateitų, va drąsiai, dėtų rankas ant ligonių, melstusi, šauktų Dievo šlovę, sveikatai į žmogaus kūną. Va šiandien dienai tai Dievas veikia, tai daro jis per mane ir aš esu labai jam dėkinga iš tikrųjų. Tai aš manau, kad Dievas formavo mane tai tarnystei, va jis taip vedė, taip augino mane. Toks mano trumpas, sakyčiau, liudijimas asmeninis, kaip aš pati, sakyčiau, ar ne, kada buvo tas toksai kertinis susitikimas, susikryžiavimas su gyvuoju Kristumi, kada aš buvau išlaisvinta iš alkoholizmo, kada aš buvau prikelta tam tokiam blaiviam gyvenimui, be alkoholio, be kitokių kažkokių pašalinių tokių bukinimo, kaip sakau, elementų. Ir tada jau prasidėjo tas mano toks stiprus jau dvasinis gyvenimas. Maldos gyvenimas, toks kovos dvasinės gyvenimas prasidėjo, žinai, stovėjimo Dievo žodyje gyvenimas, nes turėjau begalės didelių iššūkių iš tikrųjų, buvo susikirtimų su kunigais, su pastoriais iš tikrųjų, nes, žinai, kai tu stovi Dievo žodyje, kai tu įsikibęs į Dievo žodį, atsivertęs, sakai, viskas, aš čia stovėsiu, mano Dievas pastatė mano kojas čia, tai bus, kaip Dievas pasakė, ne, sako, tu neteisi, tau ne taip reikėtų elgtis, o aš nesakau, aš taip darysiu, aš taip stovėsiu, aš taip tikėsiu, mano Dievas yra didelis mano gyvenime. Ir šiandien dienai yra dalykų, kurie dar mano gyvenime, kai kurie nėra visiškai išsisprendę materijoje, ar ne, dėl kurių aš meldžiuosi, dėl santykių, kai kurių aš meldžiuosi, dėl kai kurios situacijos konkrečios, kuri dar nėra materijoje, jinai išsipildžiusi, bet aš esu daugiau negu užtikrinta, kad dvasioje tai yra atsakyta. Nežinau, dėl kokių priežasčių. Aš kartais Dievui sakau, viešpatie, aš nežinau, kodėl dar tu sulaikai vieną ar kitą stebuklą, kuris dar nėra pasireiškęs materialiame pasaulyje mano gyvenime. Bet aš esu viešpatie visiškai rami, turiu tokią tobulą ramybę viešpatyje ir taip džiaugiuosi, nes žinau, kad vieną dieną mano akis ir tai pamatys. Rūta, pasiklausykime giesmės, po kurios grįšime pratęsti jūsų istorijos. Mes Dievo vaikai, pakrikštyti šventą dvasią mes žengiam tvirtai, nes viešpats mūsų priekyje galinga jėga, sutriuškins mūsų priešus ir mes šauksim šlovė. Mes Dievo tauta, pasitikim tavo tiesą, mes esam druska, tarnaujam Dievui žemėje ir skelbt paskirti, kad nuodėmė neturi galios Dievo vaikams. Aleliuja, nugalėtojui, atverkime vartus. Aleliuja, nugalėtojui, pakelkime balsus. Aleliuja, nugalėtojui, atverkime vartus. Štai ateina nugalėtojas, Dievo sūnus. Mes tavo draugai, kartu per žemę žengiame, nors pultų vilkai. Mažų avelių kailyje mes stovim tvirtai, į Dievo žodį žvelgiame ir laukiam, jis ateis. Nors kiltų audra, ardydama ir griaudama, atmink visada, mes esam Dievo meilė ir kas benutiks, atėjęs viešpats šaukia, nebijok, aš su tavim. Aleliuja, nugalėtojui, atverkime vartus. Aleliuja, nugalėtojui, pakelkime balsus. Aleliuja, nugalėtojui, atverkime vartus. Štai ateina nugalėtojas, Dievo sūnus. Jis Dievo sūnus.
Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Dievas yra nuostabus ir jo veikimas mūsų gyvenimuose iš tiesų įgauna pagreitį, kai mes girdime padrasinančius liudijimus kitų žmonių gyvenimuose veikiančio gyvojo Dievo. Rūta, žinau tikrai, kad tai, ką papasakojote, tai yra tik tai pradžia ir Dievas nesustojo veikti, jisai tęsia savo veikimą ir kiekvieną dieną, kaip minėjote, jisai daro stebuklus. Ir labai norėčiau dar išgirsti gyvo Dievo pasireiškimų jūsų gyvenime. Begalės Dievas stebuklų yra padaręs ir atsitiko tokia situacija, dabar jau vasara bus 3 metai, kada mano jaunesniojo brolio žmona, jinai laukėsi pirmos savo dukrytės, jau buvo visai netoli likęs gal mėnuo iki gimdymo, jai prasidėjo siaubingi akmenligės priepuoliai. Siaubingi, įsivaizduokite, neščia moteris, jinai turi gimdyti, vaistų jai jokių leisti nieks negali. Ją išveža į ligoninę, nes naktį būdavo, išveža ją į ligoninę, palaiko ją ten parą laiko, žinote, jinai atsistato, ten lašalinė gal jai palašina, ten tie takai prasiplečia, ją išleidžia namo, nes sako, mes to vaistų leisti negalim, operacijos daryti negalim, lauksim, kol tu pagimdysi. Ir įsivaizduokite, aš nežinojau, gal 10 kartų ją naktim taip išvežinėja į ligoninę ir aš nieko apie tai nežinau ir kažkaip visai netikėtai išgirstu iš kito brolio, kad sako, tavo brolinė, sako, ligoninėje guli. Aš skambinu jai ir sakau, tai kaip čia dabar yra, kada aš nieko nežinau ir jūs man neskambinat, nesakot, kad tokia situacija. Jinai man sako, kaip mes dabar Rūta, tave trukdysim, tu rūpešiai, darbai, tavo reikalai tau, nu kaip mes dabar su savo rūpešiais lysim į tavo gyvenimą, žinai. Da kokie čia rūpešiai, sakau. Aš turbūt šviesmečio greičiu nulėkiau į ligoninę, atsidūriau jos palatoj. Aš tiesiog numečiau kaldrą nuo jos pilvo, jin buvo labai stora, jau turėjo gimdyti, toks, jau paskutinės buvo savaitės. Aš tą kaldrą nusviedžiau nuo jos, aš dėjau rankas ant to pilvo ir pasakiau, Jėzaus Kristaus vardu, aš trupinu tos akmenis, aš įsakau jiems išnykti iš tavo organizmo, per visus tavo išeinamosius organus, kokie tik tais yra, per prakaitą, per visus kitus organus, išeis lauk Jėzaus Kristaus vardu. Jie negyvens tavo kūne, jie nebus tavo organizme ir daugiau nebus nei vieno priepuolio Jėzaus Kristaus vardu. 3 sekundės malda, jos akis kaip tokia vat išsipūtus, žiūri kaip kamuoliai į mane. Aš uždengiu kaldrą, viskas, sakau. Būk ramiai ir būk palaiminta. Ir aš išvažiuoju. Ir ką jūs sau galvojat? Buvo likusios 3 savaitės iki gimdymo. Čia visi laukia jau ir vyras laukia, kada čia vėl bus sekantis priepuolis eilinis, kada čia ją veš, nes jau medikai buvo nusprendę, kad jai tikrai darys operaciją. Tik jinai pasigimdys iš karto darys šitą operaciją, išims tulžį. Ir akmuo ten buvo berods, bijau pameluoti, atrodo, kad 3 cm ar 2 cm skersmens. Nu, toks nemažas akmenukas, kaip 2 centai lietuviški buvę. Ir įsivaizduokite, praėjo savaitė, nei vieno priepuolio, praėjo 2 savaitės, nei vieno priepuolio, 3 savaitės, nei vieno priepuolio. Jinai pasigimdė puikią dukrytę. Sako, pasigimdžiau, taip nuostabiai jaučiuosi. Ai, sako, važiuoju aš namo, kol dabar ta mergytė sustiprės iki sekančio priepuolio, aš pabūsiu su jie, nu, kol vėl kažkas prasidės. Praėjo mėnuo, praėjo 2 mėnesiai, nei vieno priepuolio, praėjo pusę metų, praėjo metai, praėjo 2 metai, nei vieno priepuolio. Per tą laikotarpį aš jai sakau, nu nejaugi tu nematai. Nejaugi tu nematai, ką Dievas padarė tavo gyvenime. Ir žinokite, ir aš pamačiau, žinoma, man tada kalbėjo atgailos maldą, bet šiandien aš žinau, kad tai buvo tik Dievo beldimasis tuo metu. Jaunai pradėjo alkti ir trokšti ir ieškoti ir kažką gaudytis apie tą dvasinį pasaulį. Ir po 2 metų, kada jinai sveika būdama, nei vieno priepuolio nebuvo. Aišku, aš važiuodavau ant mergytės rankas, dėjau, meldžiausi, skelbiau Kristaus kraują. Sakiau, tu sveika būsi, tu pasididžiavimas būsi savo tėvų, tu būsi džiaugsmas visiems. Suprantė, ir ta mergytė 2 metukų, dabar jau jai bus 3 vasarą šią. Ir žinokite, vieną kartą po 2 metų man skambina, sako, Rūta, aš noriu pas tave atvažiuoti. Gerai, sakau, atvažiuok. Ir jinai važiuoja į kiemą, išlipa iš automobilio. Jinai sako, tu žinai, ko aš pas tave atvažiavau? Sako, tu žinai, ką aš tau noriu pasakyti? Sakau, žinau. Sako, ką? Sakau, tu laukėsi antro kūdikio. Jinai sako, iš kur tu žinai? Aš žinau, sako. Aš atvažiavau, sako, kad tu dėtum ant manęs rankas ir kad tu melustumėsi už to pradėtą gyvybę. Nes dar nieks to nežino. Netgi mano vaikų tėvas, sako, nežino. Tu pirma sužinojai.
pasodinom į kambarį, padėjau rankas ant pilvo jai, skelbiau Kristaus kraują į tas iščias, ant to kūdikio, ant to vaisiaus, ant to Dievo kūrinio. Sakiau, nieks tavęs nepalies iščiose, nieks tavęs nepalies, tu būsi gimsi sveikas, tu būsi išnešiotas, tu būsi kupinas Dievo dvasios Jėzaus Kristaus vardu. Ir įvyko stebuklas, tas kūdikis buvo išnešiotas, jis išgimė labai didelis, stambus, sveikas ir stiprus. Ir paskui, bet tas buvo pats didžiausias Dievo stebuklas, ką Dievas padarė tam kūdikiu, tai aš papasakosiu truputėlį gal po pertraukos mūsų, ar ne, kada buvo labai galingas Dievo prisilietimas prie šitos šeimos ir būtent prie to kūdikio, prie to naujagimio, kada Dievas stebuklingų ant gamtinių savo veikimų, savo jėga, tiesiog išgydė jį, prikėlė jį iš numirusių. Wow. Tai pasiklausykime dabar trumpos giesmės, po kurios grįšime į radio stoties XFM studiją ir pratęsime šią įdomią istoriją. The Lord too, so there's liberty. It's freedom for you and freedom for me. The prison doors are open, the captives released. We'll tell of your goodness and sing jubilee. And I'm free to be who I am. I'm free to love the one who came and died for me. Yeah, I'm free to shout your great love. I'm gonna tell of all you've done. Oh yes, indeed. I'm free. Yeah, I'm free. Oh, I'm free. The chains of injustice no longer hold me. You've given the keys to victory. You said it is finished, the battle is won. We'll tell of your mercy and how we've overcome. And I'm free to be who I am. I'm free to love the one who came and died for me. Yeah, I'm free to shout your great love. I'm gonna tell of all you've done. Oh yes, indeed, I'm free. Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Tęsėme radio laidą Iš mirties į gyvenimą, kuri šiandieną yra įrašinėjama Klaipėdoje, LCC tarptautinėme universitete. Rūta, ta pribloškianti istorija, kurią pradėjai pasakoti prieš šitą muzikinę pertraukėlę apie savo brolinę, apie tuos akmenis, kuriuos Dievas sutrupino savo galingą jėgą ir tie simptomai daugiau niekada nebepasikartojo. Ir minėjai, kad pratęsi pasakoti istoriją apie antrąjį vaiką savo brolinės, apie berniuką. Taigi nekantrauju išgirsti, ką Dievas darė toliau šioje šeimoje. Po tos maldos pasimeldžiam, išnešiojo, jinai puikiai pasigimdė tą kūdikį. Buvo tokie laimingi visi, viskas buvo gerai ir kai tam kūdikėliui buvo 2 mėnesiai, aš vėlgi kaip visada nieko nežinojau. Jam kažkokiu tai, nežinau, čia Klaipėdoje medikai aptiko tokią, kaip diagnozavo, tokią diagnozę. Iš pradžio, aišku, tikrino rankyčių ir kojyčių kraujospūdį, kai matuoja lėliukams mažiems. Tai buvo labai stipriai skirtingas. Visi šitie ženklai rodė į širdies ydą, vedė, reiškia, tie simptomai.
Ir klaipėdiečiai išsiuntė juos į Vilnių, į Santariškes, pas kardiologus, pas puikius medikus, kurie tikrai yra puikūs specialistai, kad jie išsamei ištirtų ir kad jie išsamei diagnozuotų ir pasakytų, kas ten yra iš tikrųjų. Kai aš išgirdau tą žinią, kad jau jie grįžinėjo iš Vilniaus ir tada jie man skambino, jie verkė abu, grįždami jie verkė. Aš sužinojau, kad jie išvažiavo į Vilnių ir kad ta diagnozė yra, ir kad ta diagnozė Vilniuje patvirtinta yra, ir kad jie parvažiuoja namo, ir kad sako, jie nenori su niekuo kalbėtis telefonu, tai geriau neskambink, nelysk jiems į širdį, nes jiems yra labai blogai, abu tėvai, reiškia grįždami. O ką dariau aš, kaip aš sakau, teta Rūta, šiandien mane mažoji mergytė vadina Enrikutė teta Rūta, ką darė teta Rūta, atsistojo ir sakė, aš netikiu. Ir kai jie atvažiavo, buvo kaip tik naujų metų išvakarėse, įsivaizduokit, naujų metų išvakarės. Atvažiuoja tėvai nusiverkė, atsiveža savo vaikus, atvažiuoja pas mane. Ir jie kalba man savo skausmą, pasakoja apie tai, kaip liga diagnozuota, kad jie rado širdies skilvelio aortos susiaurėjimą. Būna, kad kartais kūdikiai gimsta ir apsigimsta, kada būna aortoje širdelėje skylutės, ir tos skylutės užsitraukia kartais savaime ir jiems operacijos daryti nereikia. Bet kai kūdikis gimsta su susiaurėjusi aorta, be chirurginės intervencijos, nėra tokių atvejų, kaip medikai pasakė, nėra tokio atvejo, kada automatiškai aorta pati savaime prasiplėstų ir atsistatytų į savo pradinę poziciją, kokio jinai turėtų būti. Tai va, ir jie atvažiavo ir jie man pasako, kad operacija yra tikrai neišvengiama, kad operacijos bus 2 greičiausiai. Pirmoji tai laparoskopinė, kada reikia patikrinti, pažiūrėti, kurioje vietoje, rasti visas tas lokalias vietas. Pirmoji narkozė, o paskui jau po savaitės ar po kiek tai laiko bus antra narkozė ir bus arba tai atveriama krūtinės ląstelė, arba ten, ir tada vaikui operuojama širdutė. Mano protas, mano visas vidus, kadangi aš esu Dievo žmogus, aš esu tikinti ir aš esu gyvenanti tikėjimu gyvojo Dievo, mano visa esybė, ta atgimusi naujo žmogaus esybė, negalėjo susitaikyti nei su vienintelė ląstelė to, ką išgirdau. Visas mano kūnas klykė, kad tai yra netiesa. Sakau, Viešpatie, kaip čia dabar yra? Aš netikiu. Rima manęs klausė, mano brolinė. Sako, Rūta, kaip? Nes širdies yda, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai susiformavo įsčiuose širdies yda. Aš pasakiau, netiesa, niekada tuo nepatikėsiu. Žinai, kodėl? Kodėl, sako jinai? Vien dėl to, kad tada, kai tu pas mane atvažiavai, tik, užsimezgus šitai gyvybei, aš dėjau ant tavęs rankas, skelbiau Kristaus kraujo apsaugą tam kūdikiui, tams įsčioms, tam mažam Dievo kūrinėliui ir sakiau, kad nieks prie jo neprisertins. Vadinasi, jis buvo tobulai sveikas, jis tobulai vystėsi tavo įsčiuose ir niekada nepatikėsiu tuo, ką kalba tau medikai ir sako, kad susiformavo tai tavo įsčiuose. Tai sako, tai o kaip, kas tada atsitiko, jinai klausė manęs, Rūta, kada tada velnias priėjo? Na jau paskui manęs vėliau klausė, žinoma, kada jau jie įtikėjo, kai atgailavo su vyru. Sakau, jisai priėjo kažkokiu tai momentu, kai jis buvo gimęs. Jau jisai, kai buvo šitame pasaulyje. Jis priėjo kažkur tuo momentu ir jisai padarė simptomatiką kažkokiu tai būdu, nes velnias jisai meistras visų šitų dalykų. Jis ateina per melą, per apgaulę. Jis duoda simptomą ir medikams tą simptomą patvirtinti arba paneigti. Žinoma, jie mato, jie patvirtinti. Įsivaizduokite, tai širdies aortos susiaurėjimą diagnozuoti, tai neužtenka tau pulsą paklausyti ir patikrinti. Ten jisai buvo rengenuojamas, visai tas vaikas yra echoskopuojamas. Tai buvo net ne vieno medikų konsiliumo išvada padaryta. Tai buvo akivaizdu, tai buvo diagnozuota. Va, ir aš vis tiek sakiau, netikiu. Ir ką aš padariau? Aš padariau tada tokį veiksmą, dvasinį, rimtą veiksmą, kadangi tai buvo 31 sausio, LCC, kaip žinia, vyksta visada Salt Shaker konferencija jaunimo. Aš paskambinau savo vaikams, nes mano vaikai visada dalyvauja šitoje konferencijoje. Pakėliau savo vaikus ant kojų, pasakiau, nežinau kaip, ar jūs kalbėkit, sakau, ar užrašykit lentoj, kad eitanukui, tam berniukui mažam 2 mėnesių kūdikėliui reikalinga širdies aortos operacija ir mes prašom Dievo stebuklo. Tegul meldžiasi visi, kas gali, kaip gali, kada gali. Ir tiesiog mano vaikai užrašė ant lentos šitą poreikį
maldos, aš tiesiog pajungiau visus, aš pajungiau, kiek buvo įmanoma, nes žinojau, kad tai yra kova ne su kūnu ir ne su krauju, tai su dvasiniam kunigaikštystėm ir viešpatystėm mes kovojam ir čia reikalinga jėga. Ir aš tiesiog per tas 3 dienas, aišku, jie meldėsi, mes meldėmės bažnyčioje, kai kurie žmonės, aš irgi pakėliau keletą žmonių maldininkų, kurie stovėtų tikėjimo maldoj, todėl kad aš esu šventai įsitikinus tuo, kad aš su bet kuo melstis negaliu. Kai vyksta kardinalūs, radikalūs dalykai, aš turiu melstis tik su tikinčiai žmonėmis, nes kas yra sutarimo malda? Sutarimo malda tai yra tai, kai tu susitari su žmogumi stovėti tikėjime. O tu turi būti garantuotas, kad jis tikrai tas žmogus išstovės tam tikėjime iki galo. Tai va šiandien iš maldos partnerius labai atsakingai renkuosi. Reiškia, ir mes meldėmės, o jaunimo aš labai tikiu, todėl kad jauni žmonės, tie, kurie yra paragavę Kristaus skonio, meilės jo, šlovės jo, kai aš žinau, kas vyksta Solčeikerio konferencijoje daugybę metų, mano vaikai ten yra, tai aš žinau, kad ten labai stipriai juda šventoji dvasia ir ten būna galingi stebuklai, todėl aš šventai tikėdama pasakiau, viskas vaikai, jūs melsitės. Ir kai pasibaigė Solčeikerio konferencija, tai buvo po 3 parų, mano vaikai turėjo, vienas studentas Kaune, kitas išvažinėti jau savo gyvenimus, įsiskirstyti. Aš kaip mama tiesiog surinkau savo vaikus, pasakiau, jūs dar niekur neišvažiuosite. Mes dabar, sakau, važiuosim pas mano brolinį į namus ir labai rimtai melsimės ten. Aš paskambinau jai. Aš pasakiau, kad viskas dabar yra laikas, aš leidau jiems per tuos naujus metus truputėlį nurimti, susigulėti toms emocijoms visoms. Aš nieko jiems nesakiau per tas dienas, kada jie buvo pas mane atvažiavę, bet kai praėjo tos 3 dienos, aš pati pajutau, kad jau laikas ir tada paskambinau jai, pasakiau jai, lauk, mes atvažiuojam. Ir žinok, kad atvažiuojam melstis už tavo kūdikį. Jinai buvo tam jau pasiruošus. Va, ir mes nuvažiavom ten. Ir kaip tyčia, buvo atsimenu šalta tada, mes įeinam į kambarį, griuvom į kambarį su savo vaikais ir randam, reiškia, ne tik tas mažytis lėliukas, reiškia, tėvai kenčia dėl šito kūdikio, o mažoji mergytė 2,5 metukų. Ta mano numylėta mergytė, vos ne 40 temperatūra jai, jinai klejoja, vemia. Suprantat, vaikas skauda, čia guzai po kaklu tokie didžiuliai. Sakau, viešpatį, dabar galvos, Dieve, tai už kurį čia greičiau melstis reikia, pirmiau už kurį. Dar tokia mintis, žinai. Tai mes taip pasėdėjom, pabendravom truputėlį prie stalo su jais, pasakiau, viskas, mes nepamirštam, ko mes čia atvažiavom. Mes pirmiausia turim atlikti savo darbą, ko mes čia atvažiavom. Ir aš tiesiog labai ramiai, labai paprastai sakau, jūs gyvenkit savo gyvenimą, jūs elkite savo gyvenimą. Mano sūnus ten sėdėjo svetainėje prie stalo su mano broliu. Mano brolinė maitino kūdikėlį ant minkšto kampo atsisėdusi, reiškia, o mažoji mergytė buvo užmigus kaip tik tuo metu, jau, nes temperatūra tokia buvo aukšta, kad tiesiog išjungė ją tą temperatūrą ir jinai užmigo trumpai. Reiškia, ir aš tiesiog, vat, dvasios vedama prie jau švelniai apsikabinau savo brolinę, taip ranką uždėjau ant peties jai, o kitą ranką uždėjau kūdikio ant galvytės, besimaitinančiam kūdikiu, kuris gėrė pienuką iš mamytės krūties, taip visą tokia natūralioj būsenoj. Aš uždėjau taip švelniai ranką ir sakau, tėveli, tu man liepei dėti rankas. Aš tai padariau. Dabar tu daryk savo darbą. Ir viskas. Aš tik uždėjau rankas ir pasakiau, viešpatį, aš žinau, kad tu pagydysi tą kūdikį. Paskui atsistojau nuo sofos, atėjau prie kitos sofos, kur gulėjo mergytė. Serganti, uždėjau ant jos rankytės, ant miegančios ir sakau, viešpatė, ne tavo valia, kad tokie kūdikiai šitaip sirgtų ir kankintųsi. Meldžiu tavęs, Jėzaus Kristaus vardu, pakelk tą mergytę, išgydyk ją, viešpatė. Ir viskas. Ir paskui aš atsistojau, tai buvo minutės laiko maldelė prie vaikų, kiekvieno iš jų. Aš paskui atsistojau ir pradėjau melstis kitom kalbom. Įsakiau savo vaikam garsiai melstis kitom kalbom ir mes pakėlėm balsus kitom kalbom į dangų. Ir meldėmės. Pabuvom, pasimeldėm, pasidžiaugėm. Žinoma, mergytė, praėjus gal 45 minutėm, Dievas davė tokią išmintį iš tikrųjų, ką jai sugirdyti, ką jai duoti. Dievas ant gamtinių būdų mergaitę pakėlė. Mergaitė pradėjo dainuoti, šokti, vaikščioti, laksyti po kambarį.
Mama buvo su tėvu šokiruoti to vaizdo, ką jie pamatė, sakė, mes savaitę išgulėjom ligonį, antibiotikais gydoma buvo, sako, mano vaiko nieks išgydyti negalėjo. Jie buvo tiesiog tokio, kaip tas rusiškas toks yra posakis, stracham įtrėpitam, žinai, tas toks tokiu antgamtiniu susižavėjimu tokiu, vat jie žiūrėjo, supranti tą, ką matė ir labai džiaugiasi. Let your heart go free. Your dignity, your mind's too big. Let your heart go free. Hey! Let your heart go free. Yeah! Go fetch your harps from the willow trees. Weep no more. It's time to sing. 'Cause he heard my cry. And he answered me, celebrate, let your heart go free, yeah, free, oh, let your heart go free, 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 oh, come on. Praise him on the mandolin, come on! Oh! Come on, come on! Here we go! Let your heart go free! 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 Let your heart go Eteryje radio laida Iš mirties į gyvenimą. Tęsėme radio laidą Iš mirties į gyvenimą, kuri šiandieną yra įrašinėjama Klaipėdoje, LCC tarptautinėme universitete. Rūta, ta pribloškianti istorija, kurią pradėjai pasakoti, nekantrauju išgirsti, ką Dievas darė toliau šioje šeimoje. Reiškia, mes pasimeldėm ir išsiskirstėm. Ir vasario 4 dieną šita šeima turėjo važiuoti į Vilnių į Santariškes, kadangi jiem buvo paskirta diena, kada jie guls į skyrių, jiem bus daromi vėl išsamūs tyrimai ir jiems bus ruošiamasi operacijai. O aš turėjau lygiai mėnesį laiko. Tai buvo nuo sausio 3 dienos, nes sausio 3 dieną nuvažiavo melstis, iki vasario 3 dienos. Turėjau lygiai mėnesį laiko. Ir įsivaizduoju, kaip mane vedė dvasia per tą mėnesį. Aš kiekvieną sekmadienį žinojau, kad aš ne į bažnyčią turiu važiuoti, o turiu apsirengti, važiuoti į tuos namus pas tą šeimą ir tarnauti jiems. Kiekvieną sekmadienį keldavausi, važiuodavau ten, aš paimdavau tą kūdikį ant rankų ir visą mėnesį taip dariau. Ir dar ne tik sekmadieniais, ir kitom dienom aš važiuodavau. Bet sekmadieniais ypatingai. Aš imdavau tą kūdikį ant rankų, aš nešiodavau, jį tėvai darydavo savo darbus, mama ten buities darbus tvarkydavosi, aš nešiodavau tą kūdikį ant rankų. Tiesiog 2 mėnesiukų lėliukas mažas, priglaudus taip savo veidą prie jo ausytės, aš jam melsdavausi kitom kalbom į jo ausytę ir kalbėdavau jam, sakydavau, tu būsi kaip kendras pasodintas prie vandens, tu žaliuosi, tavo lapai bus žali, tu būsi sveikas, tu būsi laimingas, nes tavo gyslomis, sakau, teka Kristaus kraujas, nes tavyje, sakau, deganti širdis, sveika širdis, sakau, ir tu gyvensi, tu nesirgsi. Ir aš jam visą mėnesį apie tai kalbėjau. Visą mėnesį iki tos dienos, kol jiems reikėjo išvažiuoti į Vilnių.
Ir tą dieną, kai jau jie ruošėsi išvažiuoti į Vilnių, aš užvažiavau trumpai pas juos į svečius, išlydėti juos. Netikėtai dar vienas brolis Kristuje užvažiavo su mano broliu, reiškia, užvažiavo ir mes keturiese susėdom prie stalo, atsigerti arbatos. Ir taip sakau, kokių dar turit poreikių prieš kelionę, aš taip jiems drąsiai, taip su džiaugsmu, žinai. Mano brolis sako, reikia pinigų, sako, jis turi savo verslą, savo įmonę. Sako, kaip tyčia nieks neatsiskaito už darbų, sako, reikia pinigų, nes tokia kelionė nusimato. Sako, tikrai turbūt reikės ir pinigų daug, ir, žinai, ir medikamentam pirkti, operacija tokia sudėtinga laukia. Sako, reikia pinigų. O jo žmona sako, o aš, sako, norėčiau, kad tos operacijos iš vis nereikėtų. Aš sakau, viešpatie Dieve, girdėjai, sakau, Dieve, ką dabar pasakė, sakau, šitie žmonės, aš taip ranką iškėlus, pirštą iškėrus į dangų. Sakau, viešpatie, aš žinau, kad tu mane girdi ir aš žinau, kad aš gausiu tai, ko prašiau ir jūs gausite tai, ko prašėt. Viskas, tai buvo labai trumpa malda. Mes visi keturi susikibę už rankų, padėkojom Dievui už tos pinigus, kurie bus reikalingi kelioniai ir už tą stebuklą, kurio mes visi laukiam. Pasimeldėm ir išsiskirstėm. Jie išvažiavo į Vilnių, aš išvažiavau Kauną su savo darbais. Ir tą lemtingą dieną, tą vasario 4 dieną, aš tokia, žinai, laukiu žinios, laukiu skambučio, 10 valandą ryto, kaip dabar atsimenu, nuvažiavau pas savo draugę, sesė Kristuje vieną, Jūratė tokia, ir mes su jie kalbam, sėdim ofise ir mes meldėmės, mes kalbėjom apie šitą situaciją, konkrečiai kalbėjom. Ir buvo, žinau, kad lygiai 10 valandą ryto, niekada šito nepamiršiu. Ir manyje taip, aš taip sėdėjau ant sofos, žinai, ir jinai kažkaip sako, Rūta, tai kas bus, sako, žinai, ta prasme, jeigu pasitvirtins tą diagnozę, reikės operuoti. Aš atsistojau taip ryžtingai nuo sofos ir pasakiau, net jeigu visi santariškių medikai atsistotų ir sakytų, kad tas vaikas serga ir jam reikalinga operacija, aš stovėsiu iki paskutinės akimirkos ir kalbėsiu, kad jis pagydytas Kristaus žaizdomis. Tai buvo paskutinis mano tikėjimo sakinys pasakytas, nes lygiai po valandos aš sulaukiau skambučio. Ir paskui, kai mes atgaminom pagal laiką, nes, žinokite, dvasinis pasaulis labai surikiuotas yra. Ir nesvarbu, kokiam mes mieste Klaipėdoj, tu Vilniuj, kitoj šaly esi, nes dvasia yra, Dievo dvasia yra viena ir jinai veikia. Ir mes pagal laiko tėkmę, pagal laiką atsekėm konkrečius faktus, konkrečius įvykius, kaip velnias, parazitiškai iki paskutinės akimirkos laikėsi įsikibęs, nepaleido šito kūdikio. Iki paskutinės sekundės klaidino visus, ir medikus, ir tėvus, iki paskutinės sekundės jisai rodė. Nes 10 valandą ryto, kai jie buvo Vilniuje, atėjo medikai ir juos įsivedė tyrimams. Ir kai padarė tyrimą, kai pradėjo tirti tą kūdikėlį, jie pasakė, kad yra stiprus pablogėjimas ir reikia nedelsiant guldyti į skyrių ir ruoštis operacijai. Tai sako motina tada, mano brolinė, sako, mane tai tarsi būtų kas išjungė su kokiu maišu trenkęs per galvą šlapiu, kad būtų, supranti, toks jausmas, sako, buvo. Taip trenkė, sako, ir visą tai, ką tu kalbėjai visą mėnesį, kažkur tai, supranti, toks galva kaip tuščias kibiras, sako, paliko, ir sako, aš toks jausmas, vaikštau, ir sakau, viešpatie, tai kaip čia dabar yra? Mes meldėmės, mes tikėjom, Dieve, Rūta meldėsi, Dieve, juk jinai meldėsi. Sako, aš negalėjau suvokti ir patikėti. Kas čia atsitiko? Staiga, nežmoniškas pablogėjimas, reikia kūdikiui ruoštis operacijai. Taip greitai. Tai sako, mane, sako, buvo toks šokas ir toks chaosas mano galvoj, kad, sako, aš jau nebegirdėjau nieko. Ką medikai kalbėjo, ką medikai ten darė. Aš tik, sako, ėjau už paskos ir atėjo, tai buvo 10 valandą ryto, kada jie pasakė, mes paskui tik atsekėm pagal laiką, kad aš 10 ryto atsistojau ir pasakiau, net jeigu visi santariškių medikai pasakys, aš sakau, stovėsiu iki paskutinės akimirkos ir sakysiu, kad jis sveikas. O už valandos lygiai, 11 valandą atėjo kiti medikai, kitas konsiliumas, ten chirurgas berods, kas ten atėjo echoskopuotojai, tą kūdikėlį vėl nusinešė, žinai, po tais visais televizoriais, ten po tais visais aparatais, tirti jį, pasikvietė studentus, rezidentus, ten buvo daug tų žmonių.
Ir sako, mano brolė, sako, aš vaikštau, taip, žinai, vaikštau iš kampo į kampą, taip, su tokia tuščia galva, kaip barabanas, sako, tokia tuščia ir vis Dievui klausimai, Viešpatie, kas čia, kodėl čia, kaip čia. Ir sako, fone, kažkur tai fone, ten jie mano vaikelį išrenginėja, sako, žinai, ten jie ten tyria, ten tie medikai kalba kažką ir fone girdžiu, sako, žodžius, fone. Žiūrėkite, sako. Nes akoskopuoja, reiškia, širdelę tam kūdikiui daktarai ir sako, fone girdžiu balsą. Žiūrėkite, sako, čia širdelė, matote, kokia graži. Sako, žiūrėkite, čia vat šita, reiškia, kraujagyslė, ten išmatuoja kraujagyslės parametrus, žiūrėkite, šita kraujagyslė normos ribose, žiūrėkite, čia aorta, žiūrėkite, aorta normos ribose, žiūrėkite, šita kraujagyslė normos ribose, viskas, čia normos ribose, čia normos ribose. O brolinė sako, aš klausausi, normos ribose, aš buimt, sako, sugrįžtų į realybę. Kaip tai normos ribose? Pribėgu, sako, prie ekrano. Kaip normos ribose? Tai ką aš čia veikiu, sako tada jinai. Sakė, daktarė, sako, pakėlė galvą nuo ekrano ir sako, diagnozės nebėra, nustebusių veidų. Diagnozės nebėra. Ponia, sako, mes negalim jums šito paaiškinti, bet diagnozės nėra. Ar jūs atleisite mums, sako, už tai, kad mes jumis taip sugaišinom, čia tiek laiko paguldėm į skyrių. O Rima, sako, stovi ir žiūriu, sako, jūs dar manęs prašos, kad aš jums atleisčiau, sako, aš dėkoju Dievui, kad jis mano vaiką išgydė. Tai buvo toks stebuklas. Ir įbėgo chirurgas, kažkoks kraujagyslių chirurgas, įėjo, tuo metu, sako, į tą kabinetą įėjo gydytojas, jis priėjo prie ekrano, jisai buvo susipažinęs su tą diagnozę, jis priėjo prie ekrano ir žiūri taip, ir garsiai sako, žiūrėkite, kokia graži kūdikio širdis. Jie verkė, aš sako, skambinu savo vyrui, skambina man, jinai sako, Rūta, stebuklas, kuriuo mes laukiam, įvyko. Tai žinokite, aš tuo metu buvau servize, aš buvau kaip tik išėjus lauk, aš pradėjau klykti, ne savo balsu, Dievui pradėjau klykti iš džiaugsmo, žmonės į mane pradėjo visi žiūrėti gatvėje, galvoju, kad man reikia pagalbos, tai aš susipratau, kur aš esu, tai aš sėdau staigiai į mašiną, užsidariau duris ir ten pradėjau klykti iš džiaugsmo, dėkoti Dievui ir šlovinti savo gyvąjį Dievą. Aš negalėjau pakilti, mano širdis buvo suklupusi visą parą laiko, aš negalėjau pakilti nuo Viešpaties malonės sosto, negalėjau pakilti, aš taip dėkojau savo Dievui, aš dėkojau visiems už tą stebuklą. Įsivaizduokite, ir tada, kad tą dieną, kai aš meldžiausi už tą kūdikį, aš pranašiškai kalbėjau žodžius į tėvo gyvenimą. Aš sakiau, sakau, jeigu prieš 3 metus, sakau, prieš 2,5 metų, sakau, mano Viešpats Dievas atėjo galingai ir sutrupino tau akmenis, sakau, žinai, tam, kad tu įtikėtum mamą. Tai sakau, šiandien Dievas pakels tą kūdikį iš, sakau, žinai, iš mirties, iš patalo, sakau, pakels tam, kad įtikėtų jo tėvas. Ir tas tėvas, kai parvažiavo iš Vilniaus, kai sužinojo naujieną, įsivaizduokit, su visų gyvenimu išvažiavo keliems mėnesiams ar mėnesių laiko į ligoninę, žinot, su visom. Tėvas, kai sužinojo, sako, tik paguldžiau prieš valandą į ligoninę, žmona skambina, atvažiuok mus pasiimti, sako, mus išleidžia iš ligoninės. Tai tėvas man skambino, tai tėvas tokią šventę padarė, su draugai šventė, baliavojo visą naktį, džiaugiasi, grįžo čia į Klaipėdą. Tai ką, sakau, dabar patikėsi mano Dievu? Taip, sako, patikėsiu, jis kalbėjo atgailos maldoje, abu atgailavo, jie abu pasikrikštijo po kelių savaičių, jie tokie laimingi šiandien, jie taip šlovina Dievą, jie taip džiaugiasi, mano brolio šeima išgelbėta, šiandien ta maža mergytė, kuria yra 2,5 metukui, šiandien neleidžia pradėti valgyti niekam prie stalo, kol nepasimels, jinai tėvams į lovą neleidžia įlipti, kol jie nesukalbės maldos, padėkos už dieną Viešpačiui Dievui, ta maža mergytė pilna Dievo dvasios, jinai bažnyčiai matė, kaip vakar šoko, kaip jinai šlovina Dievą, kaip jinai džiaugiasi. Koks gyvenimas, kaip prikelti žmonės. Vat kur gyvojo Dievo jėga. Rūta, aš klausau ir ašaros rieda mano skruostais. Ir iš tikrųjų aš suprantu, kad apaštalo Jono žodžiai, kuriuos jisai pasakė
Jono Evangelijos pabaigoje, kad tuos darbus, kuriuos Jėzus padarė, neužtektų knygų surašyti. Amen. Ir apaštalų darbai nepasibaigė, jie tęsiasi ir šiandien. Ir Jėzus yra gyvas, jis yra toks pats vakar, šiandien ir per amžius, ir jisai nepasikeitęs, daro realius dalykus šiandien. Ir brangus klausytojai, šiandieną jūs klausydami, aš net nebejoju, kad daugelis iš jūsų nubraukėte ašarą per skruostą ir jūsų širdis buvo paliestos. Ir žinote, jeigu jūs norite matyti realaus Dievo realų veikimą savo gyvenime, jūs turite pasikviesti jį į savo širdis ir į savo gyvenimus. Jėzus nėra kabantis ant kryžiaus, negyvas, jis yra realus, prisikėlęs iš numirusiųjų ir šiandieną jisai nori daryti tokius pačius dalykus jūsų gyvenime, ką jisai daro Rūtos gyvenime. Todėl jeigu jūs atversite savo širdis jam šiandieną ir pakviesite jį į savo gyvenimus, jūs pamatysite tokius stebuklus ir dar didesnius Amen. Savo gyvenimuose. Raginu melstis paprasta malda. Tiesiog savo širdimis tikėkite, kad Jėzus, gyvojo Dievo sūnus, numirė už jūsų nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė iš mirties ir paprašykite jo, kad jis įeitų į jūsų širdis. Melskimės paprastai žodžiais: Viešpatie Jėzau, aš prašau tavęs, atleisk mano nuodėmes, atleisk mano kaltes ir įeik į mano širdį ir į mano gyvenimą. Aš tikiu, kad tu esi gyvojo Dievo sūnus, kad tu atidavėjai savo gyvybę už mane, kad tu nuplovėjai savo brangių krauju visas mano nuodėmes. Jėzau, aš atiduodu savo gyvenimą tau, aš atiduodu savo širdį tau ir pašvenčiu savo gyvenimą tau. Prašau, naudok mane, pripildyk mane savo šventąją dvasią ir naudok mane savo karalystės statybai. Dieve, dėkoju, kad tu priimi mane ir kad vadini mane savo vaiku. Brangus klausytojai, iš tikrųjų mūsų laida jau atėjo į pabaigą ir aš nuoširdžiai dėkoju jums visiems, kad jūs klausėtės. Rūta, aš tikrai labai nuoširdžiai dėkoju tau, kad tu paaukojai savo brangų laiką ir atvažiavai šiandieną susitikti ir pasidalinti tais Dievo stebuklais, kuriuos jisai daro tavo gyvenime. Aš noriu pasakyti, kad brangiausias laikas yra tas, kurį mes skiriame Dievui. Tikra tiesa. Ir tegul būna palaimintas tas tavo laikas, kurį tu skiri Dievui, ir tegul jisai daro dar daugiau, nepalyginamai daugiau, negu mes prašome ir suprantame. Amen. Tegul tai vyksta tavo gyvenime. Rūta, ačiū nuoširdžiai, ačiū tau už šitą brangų laiką, kurį tu skiriai Dievui ir jo šlovingiams darbams papasakoti mūsų klausytojams. Ačiū. Na, o mūsų laida tikrai šiandieną jau baigėsi ir aš dėkoju visiems, kad klausotės ir raginu jūs dalintis šiais liudijimais, nes juos galima rasti interneto svetainėse xfm.lt, dievovaikai.lt bei YouTube kanale Iš mirties į gyvenimą. Dėkoju jums visiems už jūsų palaikymą maldomis bei finansinėmis aukomis, tai yra be galo mums brangu. Atsisveikinu su jumis iki kito ketvirtadienio, laiminu jūs Jėzaus Kristaus vardu ir primenu, kad laidos kartojimą galite klausytis sekmadienį 17 val. Būkite palaiminti. Sudie.